Sveiki visi atvykę čia, kur saulė visą šviečia, ne? Kačerginė, Nemuno žiedas, mes turim antrą Sempro etapą, esam pilnai pasiruošę, palapinės aprangos taip toliau, viskas kaip komanda, žodžiu, tai viskas labai smagu ir gerai. Turėjom jau pirmą treniruotę, pasidarėm važiavimus, kelis, L3, daugiau nebespėjom, bet žodžiu, jų kaip ir užtenka. Dar sakiau, jeigu gausiu 2 važiavimus, tikrai kvalifikaciją drąsiai suvažiuosiu ir tikrai nebus problemų. Tai šiandien turim treniruočių ir kvalifikacinę dieną, o rytoj šeštadienį mes turim porinius, kur tikiuosi, kad pateksiu, praeisiu tą TOT 52 barjerą ir tada jau gausimės porinius su visais šitais dalyviais, kurie yra šiandien čia. Tuo pačiu dar bus ir pro lyga, nu žodžiu, visi reikalai vienoj trasoje, vienam savaitgalį, tai geras oras, tikėkimės, kad neiškris lietutis ir nesugadins mums geros nuotaikos. Automobilis veikia puikiai, jokių realiai neturim, jokių nusiskundimų, važiuoja, kuriasi, padangas degina, tik tais reikia jas keisti ir daugiau viskas labai liuks, tai sekit toliau, žiūrėkit ir matysit, kaip mums sekasi. Tai ačiū. Na ką, baigėsi treniruotės, ateina laikas kvalifikacijai. Vat įdomu, kaip dabar seksis. Visi tvarkos, kažkas suko, kažkas nesikūrė, kažkam akumas nusėdo. O mes tiesiog čildam, gerai leidžiam laiką, buvo biški nukritę keli lašai, tai jau buvom išsigandę. Tai jo, treniruotės buvo labai geras, labai smagu, važiuoja automobilis puikiai, jaučiuosi gerai. Pasistatymas, tiek visi kliperiai, aišku, ten yra kur tobulėti visą laiką, bet principe man patinka, kaip aš galiu suvažiuoti, kaip automobilis važiuoja, kaip kimba. Nes sukibimo tikrai nemažai turim, dabar biški net prisipūtėm daugiau oro, nes anažolą yra sunku ištempti iki galo, bet šiaip bendroje sumoje viskas labai gerai ir gerai sekasi. Tai tikiuosi, kad kvalifikacija pavyks gerai, pravažiuoti, nieks neatsitiks, nepradės lietus lyti ir visiems tiesiog gerai pasiseks, nes matau dabar daug kas tvarkosi, tai tikėkimės, kad sutvarkys kvalifikacijos, nors jau į kvalifikaciją važiuoja. Tai principe mes irgi pradėsim šildytis variklį, rengtis pilną aprangą ir gazuoti į kvalifikaciją. Žiūrėkit toliau, kaip mums seksis kvalifikacijai.
Na ką, suvažiavom pirmus 2 kvalifikacinius važiavimus. Pirmas važiavimas buvo toksai sunkokas. Pasitačiau, bandžiau kažkokį mandžį daryti, biškį per daug išveitė ir gavosi, kad per didelį kampą atvažiavau į antro nebepasiėmiau, nes tiesiog nebeturėjau greičio. Tada į 3, 4, 5 ten dar pusę velnio suvažiavau. Tai gavau 79 taškus ir likau po pirmo rano 6, kas nėra pats geriausias skaičius. O antrą rano nežinau, man atrodo žymiai geriau. Kas matė iš išorės sakė, kad irgi žymiai geriau, tai tikėkime, kad pakilo ten daugiau negu 80 ir aš jau bus laimingas, nes tiek pirmas Ubilas, pirmas kartas su šitą mašiną taip normaliai varžybose. Tai jo, susidarau su stresu, kaip sakant, viskas gerai sekėsi, esu atsipalaidavęs, žodžiu, smagiai leidžiu laiką, tai tikiuosi, kad kvalifikacija bus geresnė, antras raundas geresnis bus negu pirmas. Ir rytoj važiuosim porinius. Kad važiuosim porinius tai garantas, nes jau kvalifikaciją 100% kad praėjau. Dabar tik klausimas kelintoj vietoj. Tai va, ačiū Jums už šiandieną ir keliamės į rytojų. Žiūrėsim, kaip seksis poriniai. Šeštadienis, Nemuno žiedas, laidas eina. Tai va, atvažiavom mes į Nemuno žiedą, antrą dieną. Vakar nepaminėjom, neužbaigiam iki galo dienos. Likau pirmas kvalifikacijoje su 89,5 taškais. Tai mano pirma laimėta kvalifikacija ir dar Nemuno žiedė, tai tas yra labai smagu, nes, kaip ir sako, visi sunkiausia trasa Lietuvoje. Ir laimėti kvalifikaciją yra labai neblogas žingsnis, tai labai esu patenkintas mašiną, esu patenkintas savo sugebėjimais ir komandos su darbu. Tai viskas labai smagu. Gerai sekasi ir dabar važiuosim į porinius. Turėjom porą treniruočių, pasidariau, berods, jeigu neklystu, 4 važiavimus. Visi buvo neblogi, čeiso neturėjau nei vieno. Tai kaip čeisint reikės, nežinau, prisitaikyti. O lydų turėjau neblogus visai, pasidariau, viskas tvarkingai, ten, aišku, kelios korekcijos, bet, dar reikia atsikelt, nes yra ankstus rytas ir to jau su Žigučiu iš Drip Happens Team važiuosim į porinius top 32 kovoje. Sustiksim, o paskui jau matysim, su kuo ten. Turėtume, jeigu laimim top 32, tada pateksim top 16 ir važiuosim arba su Sandra, arba su Indre. Tai ten turėtų būti smagi kova, man įdomu šiaip pasižiūrėti, kaip jos važiuos. 2 moterys, tai va, tokia diena nusimato ir filmuosim, rodysim, kaip mums sekasi ir tikėkime, kad ne tik bus pirma kvalifikacija, bus pirmas ir podiumas. Tai va, ačiū ir važiuojam toliau. Na ką, pravažiavom top 32 prie Žigutį, laimėjau. Pakankamai nesunkiai,
pasidariau neblogą lydą, aišku, irgi kelis kliperius ne iki galo pasiėmiau, nes antram kliperį pakankamai nemažą kampą pasidariau ir automatiškai prisisabdžiau per daug. Ir tada 3, 4, 5 nepasiėmiau iki galo kaip norėčiau. Ir buvau biškai įsipūtęs daugiau oro, nes žinojau, kad Žigutis yra šiek tiek lėtesnis, todėl pasidariau daugiau oro. To pasiekoje antram užsikampinau, bet viskas gerai baigėsi. O spoteris paskui pasakė, kad jisai pasidarė kokių 3-4 gal kėbulų tarpą nuo manęs šeisindamas ir sakė neremt, bet nesigauna, turiu važiuoti vis tiek arti. Ir aš paskui prisidarau daugiau bėdų, jeigu važiuoju toliau ir ten saugausiu, negu važiuoju arti. Tiesiog pravažiavau pakankamai arti, tenais buvo turbūt metras, gal pusantro tarpas, ramiai, viską sučeisinau. Ir padariau savo darbą ir laimėjom top 32 ir dabar keliausim top 16. Dar tiksliai nežinau prieš ką, arba prieš Indrę Senkutę, arba prieš Sandrą. Tai matysim. Abidvi varžovės tikrai stipriai važiuoja, galingi automobiliai, geri, kibus. Tai bandysime ten nugalėti ir eiti toliau į top 8. Tai laukiam toliau kovos. Atvykę laimėjo top 16 prieš Sandrą. Tomas puikiai suvažiavo. Ar pergalė buvo tikėtasi? Tikrai taip. Sandra išsitiesino, sakė kažkokios problemos su sankaba, bet net ir be tų problemų mes šias pergalės tikėjomės. Tai taip tikimės ir toliau, tai pasimatysime, kaip seksis top 8. Kadangi pas Tomą labai yra didelė koja, labai didelė išmera, tai nespėjom keisti padangų, tai po kiekvieno rano dirbom išsijuose ir tikimės, kad taip toliau dirbsime iki finalo. Na ir pasižiūrim, Tomas Padaras tikrai gražiai važiuos, pozicija neveltui vakar užėmė pirmą vietą kvalifikacijai, tai ir matome, sustatymas gražus, antras ekipas paimtas, didžiulis, didžiulių reikalų. O Tomas baigė savo darbą ir gražiai suvažiuoja lydą. Kaip ir sakiau, pabėga. Pirmas užsisakymas per stipriai, bet į antrą
Nu ką, baigėsi mūsų finalas, pravažiavom su Norbe finalinius 2 važiavimus. Pradžioje aš lydinau, paskui jisai lydino, aš čeisinau. Jisai lydę pasidarė, šiaip lydą neblogą pasidarė, aš lydą pasidariau irgi pakankamai gerą, šiaip vienas iš geresnių mano dienos važiavimų. O čeisė jisai pakankamai arti buvo, ten antram biškį gal per anksti persimetė, bet principė arklių yra, tai pasištraukė ir viskas gerai baigėsi. Aš čeisė iš starto šiek tiek gal pasileidau per daug, kadangi arklių yra daugiau, plus yra semislikai, jisai šiek tiek pabėgo, tada aš kirtau kampą, kad pasivyti, kirtau kampą antram kliperį, kad pasivyti. O 3, 4, 5 kaip ir neblogai, tik tais 5 per dūmus visiškai jau realiai nebemačiau, kur važiuoju. Ir gavosi, kad nuleidau galinį ratą ir net biškai taip pakilo mašina, ten susimėtė, galvau tikrai numontosiu kokį ratą ar padangą, nežinau. Bet nieko nebuvo. Aš ten bumperį pamečiau, viskas sulūžo, bet mažiausia problema, kaip sakant. Svarbu, finalas suvažiuotas, tikėkime laimėjau, dar nežinom tiksliai, matysim, kas bus. Ir tai laukiam dabar apdovanojimų, kurie bus vakare po Pro lygos važiavimų. Ir matysim, kas bus. Arba prakeiksmas ir 2 vieta, arba pramušėm prakeiksmą ir bus 1 vieta. Tai va. Pirmas podiumas garantuotas su pirmuku ir dar Uphilė. Tai labai smagu. Ačiū labai partneriams Devalt, Technitis, visiems kitiems Tuning LT ir taip toliau. Ačiū šeimai, draugams, kas padeda, kas montuoja ratus, kas pučia padangas ir visus kitus dalykus. Tai Pauliui to pačiu filmuoja už kameros. Tai ačiū visiems. Spaudžiam laiką, subscribe ir matysim, kas bus per apdovanojimus. Taip, mes turim naują bolidą mūsų garaže. Apie šitą automobilį svajojau realiai nuo pat drifto pradžios ir galvojau, kaip norėčiau šį turėti ir kažkada su juo važiuoti. Ir išaušo tą dieną, kai galiu jį įsigyti, mes nusipirkom kitiems metams, kur važiuosim Semi Pro. Tai yra pirmukas. Pradėjom šiek tiek darbus darytis, bet viskas užtrunka pakankamai ilgai ir bus, manau, nemažai video. Du oboliai. Sakiau, sustiksim podiume, taip ir padarėm. Su 2 antrom. Ir tu ant? Taip. Gerai, netrukdom, darykit reportažą, mes dabar nedarysim, paskui vėliau darysim, nes čia labai daug žmonių, neina žinai. Nu, suprantu, taip jau gaunasi. Tave irgi. Tai va, ir aš, ir Bemutis laimėjom 2 vietas, tas yra žiauriai smagu. Sunkiausia Lietuvos trasa, laimėt 2 vieta, prakeiksmas nedingo, vis dar 2 ir turbūt ilgai liksiu 2, kas yra gaila, bet laimi geriausiai. Tai neparodžiau viso, ko galiu, parodysiu kitą kartą. Tai va, ačiū Jums, podiumas yra, tas yra žiauriai smagu ir nežinau, neturiu žodžių. Esu laimingas be galo ir išsimaudė šampanę. Žmonių kosminis kiekis, vis palaikymo kosminis kiekis, tai ačiū visiems, kas priėjo, ačiū partneriams, jau dėkoju milijoną kartų, bet pasitikosiu dar kartą. Tai va. Ačiū pirmukui, kad atlaikė, viskas ko puikiausiai, leidau ratą ne vieną kartą ir jisai vis dar atlaiko, tai tas yra keista. Jau reikės važiuoklę pasiremontuoti, bet čia mažiausia problema, kai turim bliūdą rankoje. Tai va, ačiū dar kartą ir susitiksim kitam video.